طيب شكراً. Thank you.
Kol nėra prisijungusių papildomų žmonių, pagarsinsiu viešinimo pagrindinę informaciją. Tai yra visuomenės informavimas apie detaliojo plano koregavimo techninio projektų rengimo metu. Pristatoma yra žemės sklypo Vienuolyno gatvėje 6A Kretingos mieste, detaliojo plano patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2008 m. rugpjūčio 28 dienos numeris T2/220 koregavimo minėtame sklype sprendiniai. Pagrindiniai sprendiniai numatyti yra keisti sklypo užstatymo ribą, kuri šiuo metu yra 4 metrai nuo sklypo ribos. Planuojama nauja riba, kuri išsiplečia ir tampa 3 metrai nuo sklypo ribų visame perimetre. Kadangi nėra prisijungusiųjų, lauksime respondentų ir tęsime posėdį.
Sveiki, Mindaugai. Va, pavyko. Labą dieną. Labas. Nu, galvoju, man reikia čia prisijungti. Nu, dažniausiai savininkai vengia to, bet, bet būsi išskirtinis. Ok. Tai buvo atvykę, žodžiu, kaimynai čia iš Vienuolyno gatvės, ten žmonės šiek tiek ten buvo sunerimę, nes jiems galvojo, kad čia kažkoks bręsta daugiabutis ar kotedžas, nes atseit, kad detalų planą galbūt keis rodiklius, bet aš tam paaiškinau, kad čia, žodžiu, esminiai rodikliai nesikeičia, principas užstatymo lieka tas pats, parodžiau tus sprendinius, kad čia gyvenamas namas, žodžiu, tai ten dar pasikalbėjom dėl tų visų tvorų, kas ten padaryta pas kaimynus pagal normas, žodžiu, tai ten sakė, nes ten nesakė, jau ten girdėjo žmonės, kad ten jau net kreipėsi pas teisininkus, kad čia aiškintis, kas čia vyksta, ir procedūros vyksta, ne kaip detalus plano. Tai jau paaiškinom, kad čia yra detalus plano tik koregavimas techninio projekto rengimo metu. Tai čia yra tokios, yra supaprastinta tvarka, leidžia tam tikrus niuansus pasitvarkyti pagal teisės aktus. Tai viskas, žodžiu, ir dabar tik tai, tik reikia išlaukti, žodžiu, negavom laiškų, o tie laiškai registruoti kažkaip tai nenukeliavo, nežinau, ar dar pas tikrus pašte pastrigė yra, žodžiu, tai įdomiai. Tai ten tie laiškai, kur išsiųsti dėl to detalaus plano? Jo, tiems besiribojantiems kaimynams mes išsiuntėm, žodžiu, ir tą sprendinį pagrindinį, ir tą aprašomąją dalį visą, žodžiu. Tai, sakau, čia dažniau būna, kai čia daug klausimų turi žmonės, tai kartais būna, mes ten leidžiam dalį ten jų, žinai, dar adresuojam savininkui, čia tokiu atveju, žinai, čia, matyt, ten žmonės gavo tą informaciją per tą žmogų, tai turbūt ten atseit buvo, ten nepatenkintų, kad čia atseit ne darbo metu, tai, bet dažniausiai mes taip ir darom, kad į darbo pabaigą, bet darbo valandom, nes šiaip tai teisiškai tai turėtų prisijungti savivaldybės tarnautojas ir stebėti, kaip trečioji šalis visą reikalą. Bet niekas to dažniausiai nedaro, niekas neturi laiko, tai paliekama yra mūsų atsakomybei. Tai čia manau, kad čia problemos nėra, tik tai sakau, tik tai su savivaldybės, tai visai ta sistema, ta padarys, ten yra, kaip čia pasakyti, tokia yra nauja sistema, ten ne visi moka dirbti su ja. Ir ten, žodžiu, toks gaunasi, toks susirašinėjimas nereikalingas. Tai čia problemų būtų kažkokių neturėtų, nes čia mes viską darom pagal tvarką, normalią. Ekstra, ten kažkokių ten, kad čia reiktų sutikimo ar ten laidavimo žmogaus, tai nėra jokio. Čia tik tai, kad pagal kitą normą, žodžiu, atstumai. Supratau, nes kiek žmonėms streso, žinai. Nu, tai pasimato, kad rūpi, ta prasme, sako, aš ten ir pjaunu tą patvorį, sako, aš ten prižiūriu, sako, čia man, sako, ten atvažiavo, ten iškniso žolyną, nu, sako, ten turbūt ten skydinę keitė dvigubą. Ten žmogus, sako, tai manau, jums ten reikia ten galbūt susipažinti su to, kaip jo vardas, Rolandas, manau, ne. Gražvydas, Gražvydas. Tai aš siūlau ten nuvažiuoti. tas baltas namas, tai ten siūlau nuvažiuoti, susipažinti, tai ten, manau, kad ten geras kaimynas, kaip sakant, visada yra paranku. Taip. Bet aš buvau jau su juo, kada kaip tik tais pirkauti, porą žodžių buvau persimetęs, tai visai fainas. Nu, tai ten visi ten nori, kad ten, žinai, būtų tvarkoj, nenori ten to, žinai, šiukšlyno, sako, nusibodo, tada, žinai, nes, sakė, ten valė ten tą teritoriją, ten tvarkė, prižiūrėjo žmogus, ten tos visus, tada Šebeikštyną ten tvarkė, žodžiu, ten, kuris buvo susikaupęs. Taip. Nu, supratau. Tai dabar ką? Tai šitas posėdis, kaip suprantu, įvyko, kuriame ten nelabai kas dalyvavo.
kad Nu, ne, jis užfiksuotas dabar vyksta, jis dabar vyksta. vyksta, ne? Jis dabar Jo. vyksta įrašas ir aš turėsiu po to jį patalpinti kaip, nu, kaip žodžiu, įrodymą, Ai, kad buvo informuota, žodžiu, ir buvo tai, procesas supratau. pagal tvarką. Nu. Supratau. Nu tai smagu, kad vat, kaimynams, kaip sakant, aiškumas įvyko. Nu, tai vis tiek, anksčiau vėliau, tik tai visi būna tokie, žinai, tokių prisibijo, nes čia mato, kad čia tolygiai, nu, stovėjo dažniausiai ant tokių kampų, nori kažkas biznį padaryti. Jo. Tai visi tikisi kažko tai. Ten tas toks Nu įdomus tai, klipas yra kitoje pusėje gatvės, kur ta yra ta pastatė stovi. aha, mačiau. Ten irgi ten turbūt kas nors ten gali ateityje sugalvoti iškelt pastotę, arba ten niekaip nors sumažinti, ten jos tą zoną buferinę sumažinti ir nukelti kur nors ten į kampą ir tą zoną apsaugos sumažinti, kartais galim padaryti. Tai ten turbūt dar ką nors palipdyti, kokį nors nebūtinai gyvenamas paskirties, pakeitus detalų planą, pavyzdžiui. Ai, ir šitaip galima, ne? Tokių tų opcijų visokių būna. Tai čia todėl ir galbūt žmonės taip ir žino, kad čia kažkas bus, bet neaišku kas. Nu, supratau. Tai ką, dabar procesas įvyks šitas posėdis ir Jo, tada mes kažkokie atsakymai. pateiksim protokolus, žodžiu, savivaldybei per tą sistemą, tai padarysio, žodžiu, ten tada turės vykti tarybos posėdis, kuriame, žodžiu, ten turės visos šalis atstovaujančios, ten inžinieriai, ten miestų planavimas, architektas turės pritarti tam sprendimui, tai tada, žodžiu, administracijos direktorė turės pasirašyti įsakymą, kad keičiama. Tai viskas. Supratau, kiek čia maždaug laikėmės. Aš manau, kad čia turbūt spalio mėnesį reikės panašiai kotus vaikščios. Mes galim daryti kitus dalykus, bet čia manau, kol tas įsakymas pasirašys, tai manau, čia spalis praeis turbūt. Oho. Nu, sakau, aš norėjau ten, sakau, pirmą tą, taip sakant, būt garantuotas dėl to dalyko, ten po to keliauja, bet manau, kad čia galime nelaukti. Čia tiesiog darytis tiesiog savo darbus toliau, lygiai grečiai, nes dar čia bus dar tų reikalų ir projektavimo dėl tinklų, čia manau reikės ten dar infrastruktūros dalykai labai ten ilgai kol suvaikšto čia savivaldybei mūsų, nes ten daug ten to vis ten tų, kaip čia pasakyti, yra dalių, kurias reikia teikti, ten tarkime, samatas, kol ten suvaikšto trišalės sutartis, tarkim, tarp, pavyzdžiui, vandenų savivaldybės, tarkim, ir žmogaus fizinio. Ten tos būna dažnu atveju, kur beveik mėnesis, ten būna jau paruošta teikti viską. Tai visa žiema. Nu jo, nes tada reikėtų, nes ten kažkaip greičiau biškį įsivaizdavau, bet atostogavo, jau skaityk mėnesis dingo. Nu taip, bet čia tokia čia pasakyti toks, Mes ir negalėjom greičiau, nes čia, kaip čia pasakyti, nes vien tas, sakau, kad neišėjo tą sistemą pateikti. Mes pateikėm rugpjūčio pradžioj tą dokumentus, kad mes norim, tarkim, organizuoti. Tai jie mums priėmė tik tai antroji pusėje, rugpjūčio tos dokumentus tik priėmė. Ten buvo, ten atostogavo, ten iš skyriaus kažkas, ar ten, žodžiu, ten kažkas nebuvo, ten supažinta su darbu naujų, žodžiu. Tokie dalykai, tai turi įsivertinti vis tiek. Jo. Nu, supratau. Tai manau, tada palaukiam, įvyks tas posėdis ir, kaip suprantu, tada reikės judėti toliau, kitaip nebus. Tai to, link to reinam, kaip čia pasakyti. Tai iš mano pusės ką? Nuvažiuosiu susipažinti dar kartą su kaimynu, artimiau jau. Jo, nes, sakė, iš šiaurinės pusės, tai ten, sakė, tai žmonės kažkur tai gyventi išvykę yra, ten gal, nežinau, kažkur tai, ar laikinai emigravę yra, tai, sakė, nėra namuose pastoviai. Nes aš tą, žodžiu, tą skelbimą esu įkalęs tame kampe, ties Taip. Aš ten mačiau kažkokį remontą, vyksta plytelės, buvo gruzas išmestas į lauką. Net, nežinau, bet man tas kaimynas, tas, žodžiu. Gražvydas, tik tai man sakė, žodžiu. Tai. Na, supratau.
aišku, smagiau būtų jau turėti antspaudą, kaip sakant, padėtą ir eiti su ta švaria energija ir kurti, Nu, kad tai nes, bet nebūtų to toks, nes klaustuko. dažniausiai būna, skau, jau kiek kartų pasimokai, kad, žinai, nuskubi į priekį ir po to, žinai, kaip tyčia, žinai, gadinasi reikalai. Ir tada sumatyt turi, žinai, kažką sumatytą galvoti, kaip čia išsisukti, žinai, dar kitaip. Tai netampant fortūnas už mūsų, žinai, kaip čia pasakyti. Nu. Taip, taip, taip. Jo, nes realiai, jeigu detalaus nepatvirtina, tai ten viską keičia, realiai visą konspektą. Tai jo, nes mes tada tiesiog fiziškai netelpame, mes turim galvoti, tada ten daryti visiškai principą kitą. Tai čia, manau, jeigu mes to norim, jeigu mums tas tinka ar patinka, tai galim biškai čia pavargti ant to reikalo. Nu, supratau. Nes ten sklypai pas kaimynus šiek tiek didesni, tai jiems ten laisviau, jiems ten tik 4 metrai nemaišo. O čia toks užspaustas labai. Tai... Jo. Nu jo, jis nėra didelis ir atrodo metras nedaug, bet jisai labai daug duoda šiuo atveju. Ten galite sugražinti žodžiu, pasikalbėti dėl tų, jisai, man rodo, nori ten prie tvoros blokuoti ar stoginę mašinoms, ten kažką, tai žodžiu, yra sugalvojęs. Tai jūs ten pasikalbėkite dėl tų dalykų. Nes aš sakiau, kad mes ten norėjom pratesti tą biškį stogelį, mašinų stoginės ten, kokiam ten sudėti ten šiukšliniam ar ten kokiam nors ten malkom susikrauti, žodžiu, prie ribos. Tai manau, kad ten galite ten surasti kažkokį kompromisą dar irgi pasikalbėti. Supratau. Tai realiai šitoj vietoje užtenka kaimyno sutikimo raštiško. Taip, čia užtenka tik tai parašo abiejų savininkų parašų, kad tarkim, neišlaikomas norminis atstumas iki ribos. Ir viskas užtenka. Supratau. Čia tas liečia tos nesudėtingus statinius. Jeigu yra, tarkime, pats gyvenamas namas priartėja, tada ten turi ir skaičiuoti gaisrinius atstumus, ten saugą užtikrinti, kad medžiagos būtų nedegios, ten gaisro atveju, kad ten ugnis neperšoktų. Bet tokius, tarkime, pagalbinius, tai ten galima drąsiai tokius, galima net ant ribos statyti, jeigu nori. Supratau. Tai sakau. Nu, viskas aišku, nes aš irgi žiūrėjau dar tą planą visą atsiverčiu, vis tiek dar dėliojus, tai bandau kaip ten jį apšlifuoti. Bet manau, prie vietos susitikę mes ten, kaip sakant, pasižiūrėsim. Na gerai, tai tada nežinau, sakau, čia galim tada nebeužimti eterio, sakys. Vairuoju, važiuoju tada. Jo, aš palauksiu kokią valandą 15 minučių ir po to, žodžiu, pabaigsiu tą, žodžiu, visą tą. Gerai, tada esmę supratau. Tai ką, gero savaitgalio pačiam? Nu ir jums, keliaujat kažkur, tai matau. Jo, į Kauną važiuojam. Vežam jaunimą pas mamą, o mes su Eglute biškį į miestą. Miestą biškį. Ką, Kauniukas? Kauniukas juda savaitgaliais? Ai, į sodybą savo važiuosim. Jo, norim tos tokios tylos, žinai, paukščiukų ir tylos. Nu, tai čia sutiek. Po tokio intensyvaus. Sutiek paukščiukų šeimoje, tai reikia palisėti. Jo. Tai va. Nu, gerai tada, Vytautai. Nu, gerai tada. Iki. Iki. Tai kas čia prapriešinasi?